Sveiki, tai šiandien noriu pristatyti tokią trumpą seką, daug sėdintiems, o sėdim tikrai visi, įskaitant ir mane. Kai aš kalbu apie seką daug sėdintiems, apie jogos pozas, man labai svarbu yra keli dalykai, kad aš būtinai skirčiau dėmesio nugarai. Vadinasi, į visas pusės, nes nugarą, jeigu mes įsivaizduojam, dažniausiai arba atveriam, arba taip, tarsi susigūžiam, kaip dirbami prie kompiuterio. Bet man labai svarbu ir šonus ištempti ir padaryti posūkius. Po nugaros man būtina yra išjudinti klubus, nes kai mes sėdim, ar vaikštom, ar bėgiojam, klubas atlieka vieną ir tą patį judesį, lenkimo judesį. Bet jis atlieka ne tik šią funkciją, jis gali atlikti ir vidinę rotaciją į vidų, ir į išorę, ir dar vieną labai nuostabią ištempti atgal, ko mes šiaip nedarome dienos eigoje. Tikrai neinam ir kojos atgal nesiunčiame, ne? Ar tikrai nepadarom išorinės rotacijos. Išorinė rotacija, tarp kitko, dabar yra šioje pozoje, į išorę pasukame. Bet kad mums klubai tarnautų ilgai, mums reikia visas 4 jų funkcijas įjungti. Turi šiek tiek ir daugiau, bet pagrindinės tos 4 yra. Ir aš kaip mėgstu sakyti, jeigu norėčiau atsukti biologinį laikrodį atgal, tai geriausios pozos yra tos, kurios ištempia nugarą ir atgal, neatsilenkimai atgal, tai yra tilteliai. Ir būtinai su klubu tai jį ištempti, nes mes jį lenkiam nuolat, vaikščiojant, tūpentis, atsisėdant, plaunant grindis ir visus nuomos praktiškai namų ruošos darbus atliekant. Todėl labai svarbu jį ištempti, nes kai matot vyresnio amžiaus žmonės, pavyzdžiui, kurie susigūžia, tai vadinasi, jų raumenys yra antiek sutrumpėję, kad jiem nebėra erdvės, kur išsitiesti. Todėl nieko nelaukiant, kviečiu pradėti nuo tikrai labai paprastų pratimų, tikrai nesudėtingų, kuriuos galite atlikti netgi ir be kilimėlio, tiesiog ant kažkokio kilimo, kad būtų patogu, nejaustumėt jau tos žemės, to parketo po savimi. Ne? Tai pirmiausia, ištempsim šonus. Dedu delną šone, dešinę ranką keliu ir tempiu, bet čia nesusigūžiu, neįsiriečiu. Tikslas ir visas dėmesys į šį šoną. Ištempiu. Įsivaizduokit, kad noriu prailginti. Čia yra 10 cm, man reikia padaryti 12. Ir lenkiuosi ir pabūnu kelis kvėpavimus. Taip maloniai tempia ir būnam. Giliai kvėpuojam į tą tempimą. Nelaikom. Laikom pačią pozą, bet ne kvėpavimą. 2, 3, 4, galima delno dar toliau, ir 5 su iškvėpimu. Įkvepiam, atsitiesiam, iškvepiam, nuleidžiam. Kitą. Įkvepimas vėl į šoną. Neatkeliam sėdmens, laikom. 1, kvepuojam. 2, šoną tempiam nuo klubo iki šonkaulių. 3. Jūs galit, aišku, pabūti ir ilgiau. 4 ir 5. Įkvepiam, iškvepiam. Ištempiam šonus, dabar man reikia padaryti posūkį. Rodysiu šonu, kad būtų patogiau. Sulenkiu dešinę koją ir apsikabinu su kaire. Ir dešinį delną dedu šonu. Ir darau posūkį iš krūtinės juostos. Sėdmenys mano ant kilimėlio, aš nesisukus kartu, jisai žemyn ir aš atveriu krūtinę. Čia svarbu kiekvieną raumenuką ištempti. Kai mes sėdim, jie trumpėja. Čia yra labai daug mažų raumenukų, aš dabar tikrai nesileisiu jų pavadinimus, bet man svarbu ištempti. Vadinasi, aš turiu viską ištempti. Ir laikau. 1, žvilgsnis irgi pro dešinį petį, šiek tiek ir kaklą ištempiu. 2, kvepuoju krūtinę, su iškvepimu darau gilesnį posūkį, jeigu išeina. 3, 4, 5,
Įkvepiam, grįžtam į centrą, iškvepiam. Ta patį su kaire, apsikabinu, kairė ranka už nugaros pro kairį petį. 1, iš krūtinės juostos ir telkiu dėmesį į krūtinę. Atveriu, kairį petį atgal, ištempiu pilnai. 2, 3, 4, 5. Įkvepimas, iškvepimas. Keliausime prie klubų, bet po to dar būtinai grįšime prie nugaros. Išoriniai klubų rotacijai. Sulenkimui mes ir taip sėdim pakankamai daug, vaikštom. Padarau taip, tarsi tokią deimanto formą. Įkvepiu, pasigaunu pėdas ir lenkiuosi. Nesvarbu, galbūt pasilenksiu iki čia, galbūt giliau, galbūt mažiau. Tiesiog stengiuosi atpalaiduoti ir leisti šiek tiek dirbti gravitacijai. Ja. Ir kvepuoju. 1, nesusigūžiu. Irgi nepamirštu galvoti apie krūtinę, kad aš ją ištempiu ir atveriu. 2, krūtinė į priekį, smakras į priekį. 3, laiko. 4, šitoj pozoj tikrai rekomenduoju pabūti minimum 10-15 net kvepavimų. Pamažu po to ilginti. 4 ir dar 1, 5. Įkvepimas, atsitiesiam, iškvepimas. Suglaudžiam, ištiesiam. Dabar padarysim irgi dar vieną išoriniai. Padedu taip. Pėda virš kelio būtinai, ne ant pačio kelio sąnario, bet virš. Šitą galima net daryti sėdint, ta koja bus nuleista, kai atsisėsim ant kėdės ar ant sofos ir lenkiuosi. Tiek, kiek išeina. 1 turi taip jaustis maloniai, tempimas aplink sėdmenį. Kažkam kelis bus labai aukštai, kažkam žemiau nusileis. 2, 3, kvepuojam būtinai. Kai jaučia tempimą, tai stengiamės kvepuoti. Nes jeigu mes nekvepuojam, dar labiau įsitempiam, tai raumuo dar labiau įsitempia. Ne? Mes turim jį atpalaiduoti. Nes persitempiam dažniausiai tada, kai nekvepuojam. 4 ir dar 1, 5. Įkvepiam, iškvepiam. Atpalaiduojam, ištiesinam, kartuojam su kita koja. Ir lenkiamės ten, kur galim. Galbūt pasilenksim tik tiek. Viskas tuo gerai. 1. Raskit savo variaciją, ne? Savo poziciją, savo modifikaciją. 2. 3. 4. 5. Įkvepiam, iškvepiam, atpalaiduojam. Ir dabar parodysiu kitą pozą. Jeigu reikėtų išrinkti vieną, tai aš ją daryčiau nuolat. Tikrai. Nuoširdžiai. Ir padėkosit savo po ilgesnio laiko tarpo, ypač senatvėje. Tikrai suprasit, kodėl mes ją darėm. Kaip jau minėjau, klubai visą laiką dirba taip, tai mums reikia ištempti čia. Tai viena koja priekį, kita gale. Vėlgi atstumas priklausys nuo lankstumo. Gali būti pėda toliau, gali būti arčiau. Čia pasidėsi tiesiog pagal save ir nebijokite eksperimentuoti. Vieną kartą 90 laipsnių kampas, kitą kartą pėda toliau. Ne? Ir įsėdam. Tikslas yra jausti tempimą čia. Bet nuo čia. Čia yra nuostabus raumuo, kurį mes privalom, neturim, aš tikrai pastaisysiu, privalom ištempti dėl savęs, dėl savo sveikatos ir nesukrentam į nugarą, o uodegikauliai siunčiam po savim, tada tą pėdą vėlgi, sakau, nuo lankstumo. Ir kad ištemptų. Ir laikom. 1. Šiek tiek sugriūnam, bet krūtinė į viršų, šonai ilgie, taip jau nesusigūžiam, visai nesukrentam to pozui. 3, laikom. 4, 5. Ir dar, jeigu noris, aš kitą ranką ištiesčiau, įsėdu ir dar ištempiu šonu. Dviguba nauda.
tai gali daryti tik tą. 1, laikau, 2. Tos pirmos tada automatiškai pozicijos nereikia, galima sujungti, bus greičiau, jeigu labai skubam. 3, 4, 5. Įkvepiam, iškvepiam, pakeičiam kojas. Dešinę priekį. Nesvarbu iš tikrųjų kojų padėtis, su ta, kuria patogu. Įsėdam, nesukrentam, neapkraunam jokiais būdais nugaros apačios. 1, kad nebūtų taip, su vienu dirbam ir stiprinam, o kažką žalojam, ne? Tai sąmoningai pilvuką į vidų. 2, 3, 4, 5. Įkvepiam ir į šoną. Galit pasilaikyti ir taip, čia vėlgi noris intensyviau, taip, noris mažiau intensyvumo. 2, laikom. 3, 4, 5. Įkvepiam, iškvepiam. Atpalaiduojam. Ir šiek tiek įsėdim, pailsim, bent kelis kvėpavimus. 1, taip maloniai turi jaustis čia vat per klubą, kur sulenkimas yra. 2, keli kvėpavimai ir dar 1, 3. Ir noriu būtinai dar pabaigti su nugara, nes dažniausiai tai mes visur, ar stovime eilėje Maksimoje ir Lidle, ar mes prie kompiuterio, tie pečiai atrodo vienas su kitu jau tuo ir suartės, ne? Tai kad to nebūtų, man reikia atverti krūtinę. Ką aš darau? Čia galima daryti ant kilimėlio, galima daryti prie sienos. Iš tikrųjų variacijų galima prisigalvoti labai įvairių. Vėlgi pasimatuoju atstumą, priklauso aišku irgi nuo lankstumo ir bandau atverti krūtinę. 1, 2, svarbu nejausti nugaros apačios. 3, 4, 5. Ką aš padariau? Nuo čia iki čia aš turiu jausti. Kartais žmogus, jeigu čia bijo daryti, viskas gerai. Atsistojam prie sienos, lygiai tą patį, padarau atstumą. Nežinau, kad jų matytųsi. Ir irgi pasilieku vietos, kojas plačiai ir krūtinę prie sienos. Ne? Viską tą patį, ką dariau ant kilimėlio, tiesiog įsikabinu į sieną ir su krūtinė siekiu stengiuosi atverti krūtinę. Ne? Ir viena ranka į viršų, kita čia. Dešinė į viršų ir apačią. Gaudom. Jeigu išeina, taip, jeigu neišeina, galiu pasigauti rankšluostėlį, diržą, bet ką. Maikę galiu net pasimti, ne? Ir dabar tikslas yra tą ranką ne taip, bet kuo arčiau ausies, tą petį atgal. Matot, vėl aš ištempiu visus raumenis, bet nekompensuoju išriesdama nugaros. Pilvuką į vidų, nugarą tiesi. Ir laikau. 1. Labai gražiai turi išsitempti čia, atsiverti ir kito pusę raumenukai, petis. Ir krūtinė. 2. Neįsiriečiu, uodegikaulis po savim. 3. Čia galima atlikti stovint, sėdint ant kėdės, prie darbo stalo, prie kompiuterio. 4. 5. Atpalaiduojam, iškvepiam, kitą ranką. Netgi kol rytinė kava gaminasi, mes galime išsitempti. 1. Kvepuojam. 2. 3. Laikom. Šitą ranką viršui, tai prie ausies, prie galvos. 4. Ir tą petį atgal. 5. Atpalaiduojam. Netgi kai yra, pavyzdžiui, spintelė, virtuvinis komplektas, ar stalas kažkoks, galima tiesiog atsistoti,
Nu, dabar gal nelabai parodysiu, bet įsivaizduokit, kad čia yra spintelė, tik žymiai aukštesnė. Aš dedu va čia vat ir tiesiog kabau. Žinot, toks šiek tiek tarsi bandau su krūtinė siekti žemės, aišku, iš jos nepasieksiu, bet bandau siekti. Čia delnai ant kažkokio paviršiaus, tik kad jis lygus būtų, ne, va čia lygus. Ir lenkiuosi. Tai žinokit, prisigalvot galima daug. Tikrai virtuvė galima visus juos atlikti. Ir pabaigai tiesiog atpalaiduoti viską, ištempti šiek tiek sausgyslės. Gali būti rankos, neatsiprašau, keliai sulenkti arba tiesiai ir keliaujam. Vėlgi nesusigūžiam, čia irgi svarbu. Pečiai atgal, ilgas kaklas, gaudom pėdas, pirštus, viską, ką norim, kur galim, kur patinka. Galim net apsijuosti rankšluostuku ir stipriai laikyti. 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, iškvepiam. Atpalaiduojam. Tai kaip ir žadėjau, mankšta tikrai nėra ilga. Ją galima atlikti net ir tikrai nepasiruošus su kažkokiais specialiais patogiais jogos rūbais ar kilimėliu toj pačioj virtuvė, begaminant kavą, laukiant, kol užvirs košė ir panašiai. Tikrai galima prisigalvoti labai daug ir visur svarbiausia daryti. Kelios minutės, bet pažadu, poveikį jūs pastebėsite net ir po savaitės. Atrodo, iškart norėsis išsitiesti. Tai svarbiausia, linkiu praktikuoti reguliariai. Mažiau, bet kasdien.